Sveiki, žinių parodė kanalo žiūrovai. Po ilgos mėnesio pertraukos žiedo broliai grįžta, Gabrielius ir Jonas. Ir šiandien kalbės pagrindinėmis šio mėnesio, rugsėjo mėnesio autosporto temomis Lietuvoje. Tai yra, aišku, Preventikų, mūsų sėkmingomis 3 komandų pasirodymų Barcelonoje, paskutinių pasitapų Rygoje. Ir kalbės, aišku, praeitą savaitgalio Jono Karklio pasirodymą gamyklinėje tame komandoje DS Čitimazičių, ir paminėsime šitą sezono Preventikų tvarkaraštį ir taip pat paminėsime 2 tikrai svarbius projektus, kurie paskutinės 2 savaitės aptarimi Lietuvos autosporte ryškiai, tai yra Nemuno žiedo istorija, kas peripetijas visokiausias politinės, ne tik, ir aišku, Jono Karklio ir jo draugų projektą šalia Jonavos. Šiandien su mumis Jonas, labai buvote komentarų, kai kurie rašė, kad pasigėdote Joną, štai ir galų gale Jonas, grįžom ir Jonai, apie Preventiką pradedam, aišku, nuo Barcelonos. Taip, buvo tikrai įdomus etapas, kuris skirtingai susidėliojo mūsų 4 komandom. 4 komandom. Tai vieniem pasisekė geriau, kitiem pasisekė blogiau, bet galima pasidžiaugti, kad visos 4 lietuvių komandos pasiekė finišą. Tai, manau, yra svarbiausia. Taip, svarbiausia, tai priminkime, kad Barcelonoje planavo startuoti 6 komandos, tačiau po šio Baltic dėl finansinių problemų nestartavo, nesurinko biudžeto, dėl to jie pasitiko pasą. Paskui paminėsime po Porsche Baltic, kodėl jie 4 valandose nestartavo, bet taip, tai liko 4 komandos, 2 Jutos, abi Jutos Audi, RD Sciences, Šiauliškiai su Kombolčinį ir PSR Motosportas grįžo į Preventik trasą, Preventik čempionatą su savo naujaja Ginetta GT82. Tai turbūt paminėkim nuo Ginetos pradėkim. Ginetta dalyvavo 5 lenktynininkai, Ernesta Klapytė, Aras Kvedaras, premjera tiek pat metų kaip ir man, 16. Ir dar 3 lenktynininkai ir komanda lenktyniavo tik 4 klasėje, tačiau jie turėjo techninių problemų. Jonai, daugiau gali papasakoti apie tas techninės problemas. Jo, iš tikrųjų, jos kankino pagrindinę problemą kuro virimas. Didžiąją dalį lenktynių jam nesisekė tos problemos išspręsti ir ta problema jam tik tai, įsisprendė naktį. Iš tikrųjų, gal tas vėsesnis oras padėjo kažkiek. Taip, kaprizų tikrai turėjo, verdė benzinas, interviu Žilvinui Pakarskui. Kolegai iš 5 min, norime pirmiausia, aišku, pasakyti Žilvino su gimtadieniu. Šiandien, kai mes filmuojame šitą laidą, Žilvinas šventė savo gimtadienį. Taip, Žilvinui linkėjimai, linkim sveikatos, nesustoti su ta energija, daryti ir toliau tokius išsamius reportažus. Tai viso ko geriausio jums, Žilvinai. Tai vat, tai Rokas Stepanavičius, vienas iš komandos narių, sakė, kad stintus jie galėjo važiuoti, aurių tempu, 1 valandą realiai, net mažiau negu 1:50 minučių dėl verdančio benzino, bet naktį susitvarkė ir, rezultato nepasiekė tokio, kurio norėjo. Jie sakė, kad kėsinsis į 3-tuką tiksliau, bet vis tiek 4 vieta. Svarbiausia pasiektas finišas, tiek kilo tiek problemų, tai labai smagu. Matai, ir varžovai buvo labai stiprus. Buvo komanda Atlas, kur yra gamyklinė komanda iš Pietų Korėjos. Tai prieš tokias komandas kovoti, neturint daug patirties, yra labai sunku. Taip, ir Simpson Motosportas irgi tikrai, tokios stiprios komandos ir tikrai... Pas juos berot buvo ar po 2, ar po 3 semi pro lenktynininkus, tai tikrai yra nelengva. Tikrai buvo nelengva, taip pat čekų komanda, su čekais, 4 čekais, šveicarai tikrai buvo sunku, kur yra daug tikrai stipresnių lenktynininkų. Patkasaras tikrai, manau, pasimokė ir tikrai aš tikiuosi, kad jie nesustos ir kitą sezoną taip pat startuos Preventike. O dabar apie mūsų pagrindinės. Patirtis yra svarbiausia.
Ir tai svarbiausia, reikia surinkti biudžetą, to linkime VSM motosportui, Ernestas Klupytė, Rokas Kadras, Rokas Jaras Pridarai, Rolandas Salys ir Mindaugas Latukis sėkmingai finišavo tame Barselonos 24 valandų pragare. Taip pat, aišku, pakalbėkime apie mūsų mėgstamiausią Šiaulių Ardi Science komandą, kurie irgi laimėjo prieš Vortexą ir iškovojo GTX čempionų titulą. Jonai, kadangi tu Ardi Science gerbėjas, viešai visiems lenktynininkams, Pauliui ir visiems taip papasakok, kaip Ardi Science sekėsi. Jo, ten situacija buvo įdomi. Iš pradžių pačioje varžybų pradžioje, kaip jau Audris ir minėjo, lietuviai su lietuviais susipyko, gavom nuo GSR smūgį, ko pasiekoje lenktynių išėjo guolis rato šaibom, taip galim liaudiškai įsireikšti būtų. Tada atrodo, tą guolį kaip ir pasikeitė, aišku, prarasta buvo daug laiko. Galiausiai vėl pavyko dasikovoti iki pirmos klasės vietos, bet problemos ties to ir nesibaigė. Pusę lenktynių atrodė viskas kaip ir gerai, naktį irgi kaip ir gerai, bet ryte vėl prasidėjo šiokios tokios problemėlės, kurios visgi sutrukdė čempionatą iškovoti. Ne čempionatą, o tiksliau reikėtų sakyti divizione pirmąją vietą. Taip, Barcelona iškovot pirmąją vietą įskaitoje, nepasisekė, bet... Taip. Pagrindiniam čempionate vis tiek mūsiškiam Ardi Science komandai pavyko iškovoti čempionų titulą, kas yra džiugu. O dėl diviziono pritrūko tiesiog sėkmės, taškų skirtumo. Taip, Ardi Science'as 2 taškais aplenkė Vortexus, pagrindinius konkurentus, kurie apie Barcelonoje pristatė 2 litrų Vortex automobilį. Taip, Ardi Science'as liko 4, to užteko, Vortexas surinko, taip, užėmė 3 vietą, bet to neužteko. Vortexui reikėjo likti antram, mažiausiai, jeigu jis būtų ten galia buvo įdomi labai situacija, jeigu dar būtų, aš galvoju, buvę daugiau laiko, gal net būtų pavykę dakopti iki tos 3-osios vietos, nes galia visą laiką tarp Vortexo ir Ardi Science buvo skirtumas tai 3, tai 2 ratai. Ir tiesiog čia tokie sėkmės dalykai, kurie neleido ant to podiumo užlipti, bet pats pagrindinis tikslas sezono buvo įvykdytas su kaupu. Ir prie to smarkiai dar prisidėjo Deividas Jocius, prisijungęs prie Ardi Science komandos. Taip, Deividas tikrai gražiai papildė Ardi Science'ą, kiek girdėjom, mes su Jonu girdėjom, kad Deividas turėtų ir kitais metais lenktyniauti. Bent jau taip minėjo pats Deividas, o kaip bus iš tikrųjų pamatysim. Jo, nes Deividas per Aurum lenktynės prisijungė, išgelbėjo Ardi Science'ą, mus nuo to, kad mes nepamatytume Lamborghini antrosios savo versijos Lietuvoje, bet šaulių Ardi Science'as šiemet be jokių techninių problemų visus etapus finišavo ir Monzoje. Galima paminėti apie tą automobilį, kaip ir yra jau daug laidų pats Audrius minėjęs, jis 12 valandų atlaiko gan puikiai, gan retai būna tų problemų, bet jau kai prasideda 13-14 valanda, tada Lamborghini kažkodėl vis nori rodyti tos kaprizus. Ir jos prasideda tarp kito naktį, nes 12 valandų naktį. Galim sakyti naktį, ten vidury nakties prasideda kažkokios vis tokios, tai didesnės, tai mažesnės tos bėlos. Tai labai smagu dėl Ardi Science'o, linkime šiauliečiams įsigyti tą sezoną GT3 Lambo, būtų labai smagu. Aišku, čia visas priklauso nuo finansų, bet reikia kilti šiauliečiams. Be abejo, bet viską įtakoja mūsų ekonomika. Tikėkime, kad jinai eis gera linkme. Ir trečioji ir paskutinė komanda, kuri dalyvavo Barcelonos pragare, yra Juta, abi Jutos Audi.
kvalifikacija biškai nepasisekė Jutos komandai. Buvo incidentas. Jonas Gelžinis netgi buvo, man atrodo, ir nuslydęs nuo trasos, bet irgi gerai pasirodė savo klasėje, turėjo beje Basą Šutiną savo sudėtyje ir visai Basas gerai. tikrai gerai pasirodė, galima pasidžiaugti už šį Olandijos sportininką, tikrai gražiai suvažiavo. Tuo labiau, kad prieš tai tokios galingos technikos ir nebuvo, kiek žinau, vairavęs. Taip, Basas Šutinas anksčiau, kai atsimenam, kad vairuoja M4 Sovietus visada per Aurumą. Jo, ir jisai buvo laimėjęs Belgijos SPA trasoje Supercar Challenge su to pačiu M4. Tai vat, ir Basas Šutiną pakvietęs Jonas ir Ignas Gelžinį kartu su Haliu Aleksandravičium. Tikrai labai nudžiugino Basas Šutinas ir manau, kad gal ateityje tai bus tas pats kaip Jevgenas Sokolovskis, atsiradęs iš Ukrainos per FIA žaidynės praeitais metais. Galbūt užsivilks ir kitais metais. Aš tai labai džiaugiuosi už tą komandą, kad Jonui Karkliui nedužo automobilis pareičiais, kai buvo ar šlapia trasa, o gal ir šlapia buvo, ar ne? Tai va, kai jie ten slydo ir galėjo automobilis būti sudaužytas, bet laimiai be jokių sužalojimų, be nieko, tik tai apibraižymai. Taip, ir dar kartą įrodo tai, kad Jonas Karklys tikrai yra Lietuvos žmogus, kuris gali važiuoti per Lietuvą. Nes daug, kad jis bijo Lietuvos. Tai va, tai labai smagu. Tiesa, Jonui Karkliui tai kainavo. Šitie keidimai Jonas negalėjo su Jonu Gelžiniu startuoti kartu ADS-e. Etape Red Bull Ring trasoje. Apie tai paskui. Tai tiesiog galima apibendrinti Lietuvų komandų sezoną Preventikė. Juta tikrai, kiek galėjo etapų, kurie nesiskirto su ADS-u, tikrai važiavo solidžiai. RD Sainzas užtikrintai įveikė pagrindinius varžovus Sportekse ir tapo čempionais. Taip, visos komandos iš tikrųjų gerai kovojo, vienos turėjo vienokių tikslų, kitos kitokių. Juta galbūt turėjo daugiau tikslų mokintis, žiūrėti ir kaupti patirtį. RD Sainzo tikslas buvo įvykdytas su kaupu, nes jie norėjo tapti, gal ne visai su kaupu, aišku, jie norėjo laimėti ir savo GTX divizioną. Čia šiek tiek nepasisekė, bet... Pasisekė laimėti. Nepavyko laimėti Barcelonoje, bet klasė pavyko laimėti. Klasėje buvo įvykdyta su kaupu. Taip, įvyksta Sporteksas, tai yra svarbiausia, galų gale nebeleido. Jokių keidimų nebuvo tokių stipresnių šaliečiams, kur nepavyksta finišuoti ir panašiai. Ir tai nutikė stipriai į kitus metus. Aišku, buvo dar ir Porsche Baltic komanda, jie SPA trasoje, Mugelėje irgi startavo, tikrai kaupė irgi patirtį. Šiaip kiti metai labai daug pačių deda su Preventiku, galbūt bus daugiau komandų. Tikrai labai tikimės ES motosporto komandos sulaukti šių metų pats 4 valandų lenktynių čempionės. Tikrai komanda yra irgi labai stipri, galėtų tikrai pasiganė su stipresnėm komandom, gal ir stipriau kaip Juta. Galbūt jau toks tikslas ir yra, žinai, ateities, nes, jam Baltijos šalyse, su visa pagarba prieš kitus lenktynininkus, bet nebėra ką veikti. Jo, ir dabar eina per Baltijos šalių čempionato, 4 valandos, taip, kaip Jonas minėjo, tiesiog šį savaitgalį ES motosportui nebuvo ką veikti, užtikrinti laimėti tos 4 valandos, nebuvo ką veikti, tai Reinis Nitištar pasiekė tuo pačiu trasos rekordą laisvų treniruočių metu šeštadienį. Tai, super. Ką galima daugiau pasakyti apie 4 valandas, tai kad, labai džiugu dėl Ramūno Čepkausko, Tito Čepkausko ir Valterio Zviedrio. Eilinį kartą šiais metais kažkaip puikiai sekasi, štai komandai sekėsi, jie užėmė 2 vietą sprinte, didelių problemų neturėjo.
trečią vietą užėmė, kas irgi labai smuko, DMK komanda. Tai va, tai šitos 3 komandos Baltijos šalių 4 valandų iškrito po 2 etapų, o buvo 2 etapai 4 valandose, iškovojo pirmas 3 vietas. ESOS pirmi, Ramūno Čepkausko komanda 2, o DMK 3. Tai tiek, 4 valandas irgi laimėjo Ramūno Čepkausko ir Tito Čepkausko komanda. Iš tikrųjų, 24 komandos buvo, kvalifikaciją irgi laimėjo Ramūnas Titas, šalia startavo Sodrus Racing ir Chemi Racingas, visi Cupra automobiliai, tačiau pabėgo ir lyderis jau aplenkė Sodrus Racing, o Sodrus Racing turėjo problemų, techninių problemų, sprogo jų padanga, bet biškė sitėse, tačiau vėl pabaiga nesėkmingai, vėl sprogo padanga ir Chemi Racing komanda užleido 2 vietą, o Ramūno Čepkausko ir Tito Čepkausko komanda užsitikrino čempionų vardą 2 valandų ne čempionate, kas irgi labai smagu. 6 valandose Reinis Titiš pasiekė rekordą, dabar pikirinėjo, kad šios rekordas yra minutė 16,325. Bet tiesiog labai smagu dėl ES motosporto. Šiemet tikrai buvo labai nusukus sezonas šiai komandai. Laimėtas Aurum 1006 km lenktynės, laimėtas PAS 4 valandos. Na ir Ignas Jomantas debutinėme savo sprint sezone laimėjo BTČ Pro klasę. Užtikrintai pirmąją vietą, 146 taškai. Ką galima paminėti apie sprintą, tai kad sprinte lietus sutrukdė. Tikrai Ignas turbūt buvo labai baiminosi dėl lietaus, nes priminsime, kad Panthers važiavo nelenktyniavo dėl spartos išeities į lietus. O tikrai BTČ Pro klasė tikrai buvo konkurentų tiek Jurgi Peltola, tiek Tautvydas Sutokas ir Tomas Raudonis. Kaip man sakė Robertas Kupčiukas, Šapozo komandos vadovas, kad tai buvo Tautvydui labai gera pamoka po Aurumo, reabilitacija, kaip jis pasako, o Tomas Raudonis toks atradimas šių metų. Ir tikrai sportuoti, parodė gerus rezultatus ir tikrai jo pasitikė Porsche Baltic komanda ir irgi rodė puikius rezultatus Tomas Raudonis. Netikėtai Tomas Raudonis sugebėjo laimėti pirmąjį važiavimą ir aplenkti Igną Jomantą, kuris liko antras po visų baudų, Tautvydas Sutokas antras. Taip pat nustebino tai, kad Lukas Paitis, čia Racing startavo, tai irgi gerai, tiesa nesisekė, buvo ir apsisukimas pirmajame važiavime, bet kaupė patirtį, reikia kaupti patirtį, visiems naujų automobilių, techniniai gedimai neleido startuoti Parntrasoje, kurie buvo Aurume, kas yra labai svarbu. Na, kitose klasėse, bet čia AM klasėje Drew Hollandas laimėjo, kas yra labai smagu, įveikė Jyrki Jankorą, abu važiavimus puikiai važiavo, 140 taškų to užteko, bet savienos klasėje šįsyk nestartavus Dovydui Angstonui laimėjo Andris Ringo, jis važiavo tik vieną etapą su Toyota Corolla, tai vat. PTC 2 klasėje laimėjo Kaimo Kalas Bekirniekose, tas Simolintis, jau anksčiau buvo užsitikrinę čempionato titulą, PTC 3 klasėje Simonas Blinskas laimėjo. Šita klasė buvo labai ypatinga. Pirmąjį važiavimą netikėtai laimėjo Artūras Klobavičius, antrąjį Simas Lietuvos, dažniausiai startuojantis labiau Ring Challenger varžybose. Nemunas Žiedė, bet irgi rodo labai puikius rezultatus. PTC 4 klasė Ramūnas Čepkauskas
stikinę čempiono titulą. TCR-ai, dar Zilinskas, Kupra, na, o va 600 Reilis Meilens. Na ir aišku, pagrindinė 325 klasė, daugiausia konkurencijos, nepavyko dėja Juliui Kiršui tapti čempionu ir iškovoti prizinės vietos. Sutrukdė biškį gedimas Juliui, susistumdymai ir jis liko tik tai 4, paleisdamas puikiai, kaip ir niekose pasirodžius, ir abu važiavimus laimėjusi Rometą Reisinį. Antras liko Richardas Subeskis iš Jūrmalos, kas irgi svarbu talentingas Latvis ir Leo Messenger, net ir jam užteko iš 8 taškų. Pirmas. Džentelmenų įskaitoje laimėjo Oliveras Valonė, merginų įskaitoje čempionatą laimėjo Emilija Luvedaitė, kuris atstovauja Kauno technikos kolegijai. Masterių, arba kaip Julius Kiršas yra sakęs, pensininkų įskaitą jis pats ir laimėjo, o naujokų įskaitą laimėjo Artus Sarma. Tai va, tai tokia 325 suvestinė. Galite tikrai Paco svetainėje dėsiu nuorodą apie visus rezultatus. Yra jau suvesti rezultatai, tuo pačiu vyko ir paskutinis Lietuvos čempionato etapas, kur dalyvauja vien lietuviai, tai Lietuvos automobilių sporto federacija irgi jau išplatino. Na, aš dar pridėčiau apie Bačą, kad kiek teko matyti, kad kai kurios komandos darė labai tokių žioplų klaidų daug, už ką teisėjai ne vieną kartą baudė ir buvo netgi po 6 minutės skyrė po 4 kai kuriom komandom. Kas iš tikrųjų buvo keista, ar čia jaudulys pakišo koją, ar dar kas, kad pirmą kartą tiek daug teisėjai skyrė nuobaudų. Taip, ir pavyzdžiui, net paimkim pavyzdį, Drew Hollandas 2 minutėm gavo baudą, va čia pavyzdys. Tokią pačią baudą gavo ir Tarzanijos komanda. Jo, bet vieno buvo ypač žiauriai, skaičiau, 6 minutės net buvo nubauda. Taip, tai va, čia ir Drew Hollandui tas pas, tai tikrai, baudos tikrai rimtos, bet, na, tokie jau yra teisėjai, toks jau yra autosportas. Kartais žiaurus ir su teisėjavimu. Apie tai daug kartų yra kalbėjęs Nemunas Dagilis. Su savo legendinė frazė. Prieš 2 metus per Aurum lenktynes. Mes net turim dar tą video įsisaugoję iš tikrųjų su Gabrielium. Nu, galite internete tikrai susirasti tą video. Tai va, tiek turbūt apie Basą, laukiam, kokie bus kitų metų planai, ar grįš 6 valandos, ar bus 4 valandos. Pažiūrėsim, bet Baco kieme tikrai, manau, kad Latvijoje yra šventė Baco kieme, nes tikrai Bacas yra labai gera mokykla. Ernis Ainis, Juta, Valgis Zviedris irgi puikus pavyzdys šių metų NES čempionato. Porsche Baltic komanda. Yra tos komandos, tos pavyzdys, Flash Racingas, kai dar buvo. Yra tos komandos, kurios būtent iš Paso išėjo į Kreventiką. Tai va, tikrai puikus pavyzdys. Labai džiugu, kad turim tas trasas kelias, kur gali mokintis mūsų šalių sportininkai, tiek mes lietuviai, tiek latviai, tiek estai. Taip. Paskui pakalbėsim, kodėl mes neturime tokių gerų sąlygų, negu Latvija ir estai. Na, o dabar Kreventikas, trumpai grįžtam prie Kreventiko. Jau Kreventikas pristatė kitų metų Europos čempionato tvarkaraštį. Pakeitimų didelių nėra. Tik tai bus vienas etapas Misano trasoje, Liepos 5 ir Liepos 7 dienomis. Tai aš spėju, kad Aurum 1600 km rungtynės vyks Liepos 19 dieną. Aš čia spėjimas, nes vis tiek manau, kad distancijas tai tikrai startuos. Greičiausiai. Kas dar? Portamato trasoje vyks 24 valandų rungtynės. Žinoma, tą idėją. Mučelo trasoje, o čempionatas sėdės Mučelo trasoje kovo 22 ir kovo 24 dienomis. Tai va, tai numatyti tavo Mučelo, Spa, Portamao, Misano ir Barcelonos trasoje. Galite Kreventiką. Jo, bus įdomu, nes Sirius.com svetainėje rasite tvarkaraštį. Po laidos tikrai atsiųsiu, galėsit pamatyti, įdėsiu nuorodą.
į Preventiko puslapį, galėsi pamatyti visą tvarkaraštį sekančių metų. Tai aš spėju su Auramu, kad bus Liepos 19 dieną, bet Auramo tvarkaraštis paskelbtas bus jau turbūt artimiausiu metu. Darius Jonušis paskelbs. Kaip kuriais metais, kartais būna ir po naujų Darius Jonušis tą paskelbė. Kad pernai metais, man atrodo, buvo vienų Jo, metų spalio pagal žiūrint, mėnesį. pagal paskutinių metų tendencijas buvo paskelbiama prieš naujus metus. Tai aš manau, kad mes dar šių metų pabaigoje, mes dar gal vieną laidą susuksime. Greičiausiai. Aurama bus jau ir turbūt registracija prisidėjus į jubiliejinės 25-asias lenktynes. Greičiausiai. Tai va, na ir turbūt dar apie DS-ą trumpai, tai Jonas Karklys startavo, jie, kaip sakiau, jie su Juta Racing, jie su Jonu Žiniu, teko, kaip jis pasakė, paskolinti jį gamykliniai komandai, gamykliniai Inglės komandai, tai yra DTM Racing komanda, prestižiškiausių GT3 varžybų pasaulyje komanda. Gamyklinės lenktynininkas dalyvės žiniomis ir pamokslais, tai yra Luka Langsteris, kurio senelis kaip tyčia yra lietuvis, turi lietuviškų sakų. Tai Jonas Karklys sako, manau, būtų visiškai sąžininga dabar Lukai mokesčius mokėti Lietuvoje. Net 4 inžinieriai dirbo toje komandoje, Aikio mechaniko, projekto vadovas, net 2 kartus Le Mano laimėjęs Manuelis Reiteris. Tai, na, tikrai buvo Jonui Karkliui didelė pamoka, tikrai patirties atsivežė krūvą, manau. Tikrai taip. Galbūt. Ir patys rezultatai labai geri tų treniruočių. Taip, užimta 5. vieta, 4. vieta. Bet, pavyzdžiui, kvalifikacija nustatys vyko džiūstančioje dangoje po lietaus. Jonui tai labai patinka, kaip visi puikiai žinom, ir įkasti pavyko ir patyrusiems vairuotojams. Na, norėčiau pajuokauti, kad mūsų Jonas Karklys yra kaip lietuviškasis Schumacheris. Jo, tai va. Nes jeigu atsimena, legendiniam Schumacheriui labai gerai sekdavos per lietų, tai čia grinai tas pats. Jo, tai va. Ir taip pat nuo vaikystės lietuvį Deividą Mariluką priminė GP Šaurinas, Jono Karklio kolega tą savaitgalį. Tai va, tai pavyzdžiui, kol kas bendroje įspūdė 9. vieta, Hochenheime po mėnesio abu Jonai tiek Karklys, tiek Geležinis startuos paskutiniajame etape. Tai yra tokia mėnesio pertrauka. Nuo pertraukos metu Jonas Karklys daro labai svarbius lietuvos autosporto dalykus. Tai čia kalba yra aišku apie jo projektą Jonavos trasoje. Jonai, daugiau papasakok apie Jono bendravardžio kolegos projektą Jonavoje. Mėly žiūrovai, Jonas Karklys, kiek jau gal kas matėte, gal kas ne, Gabrielius paskui įdės jums nuorodą, paliks pasiskaityti apie tą dalyką, o mūsų gerbiamas Jonas Karklys sugalvojo su gerbiamu Jonavos meru, na, tiksliau negerbiamu Jonavos meru, bet jam pristatė apie labai įdomų projektą Jonavos miestes, na, ne visai mieste. Jonavos rajone. Jonavos rajone, esančiose jo žvyro karjeruose įrengti lenktynių trasą. Tai va, projekto vertė būtų apie 25 milijonai eurų, kiek buvo pristatyta, na ir tarybos nariai Jonavos savivaldybės įdėmiai buvo susidomėję šio projektu ir kur viskas links, na, manau, jau matysime kitais metais, nes šiais turbūt nebelabai. Šiais metais namų darbus darys Jonas Karklys. Jo. Ir na, tie namų darbai iš tikrųjų kaip ir pradėti, nes vis tiek buvo prezentacija. Jonavos taryboje tikrai galite susirasti tarybos YouTube, savivaldybės Jonavos. Jo, tarybos posėdis buvo įdėtas į YouTube. Gabrieliau, jeigu tu rasi, galėsi palikti, arba aš, jeigu rasi. Tai va. Galėsim kažkuris iš mūsų palikti nuorodėlę pasižiūrėti. Tai galima trumpai pasakyti, kad jeigu pavyks, 2026 Jonavoje ištiks
FIA Grand 3 reikalavimus atitinkantį lenktynių trasa, 40 hektarų torojas, vestų 3 km visas su žiūrovo tribūnomis, vairavimo akademija, saugaus eismo mokykla, taip pat pramogus, kavinė, veik parkas, kaip sakiau, 25 milijonų eurų, taip pat Jonavos regionui per 20 metų turėtų atnešti net 200 milijonų eurų. Tai toks projektas ir tai yra tęsinys Jonavos žmogaus Edvino Prėskailio automobilių sporto klubo Žaibelis vadovo. Priminsim, kad jis turėjo irgi projektą Jonavoje irgi daryti trasą, buvo ir matavimo idėja, jis nesulaukė visuomenės palaikymo. Buvo ir Jurgis Tomavičius minėjęs, kad kadangi Jurgis, kas gal mažiau domisi autosportu, priminsime, kad buvo ilgą laiką Žaibelio komandos narys, rėmė tą komandą, net buvo vienu metu pavadinta, man atrodo, net komanda Žaibelis Bunasta. Taip. Tai... Dar paminėti netgi norėčiau, kad prieš daug metų, gal prieš 20 bandė ir tas pats gerbiamas Darius Jonušis įgyvendinti projektą Kazlų Rūdoje, kuris... Kazlų Rūdoje prieš 8 metus reikia, turbūt. Ne prieš 20, bet 8 metus Kazlų Rūdoje buvo irgi. Prieš 8, ar ne? Prieš 8 metus prie autodromo buvo daroma irgi statyti trasą, bet, kadangi tuo metu buvo prieš rinkiminės toks pažadas Kazlų Rūdos mero, tai to dalyko nepavyko gyvendinti. Jo, labai gaila iš tikrųjų, kad tokie projektai kažkaip prasideda skambiai ir būna užmirštami mūsų šalyje. Taip, ir vienas skambiausių projektų yra Nemuno žiedas ir kas šią savaitę paskutinę 2 savaitę Lietuvos autosporte aptarinėjama, aplamai Lietuvos sporte, tai yra Nemuno žiedo trasa. Lietuvos automobilių sporto federacija išplatino filmuką, turbūt visi matėt, kas žiūrėjot mūsų laidą, kur aiškiai pasakoma švietimo mokslo sporto ministrui, kokia yra situacija trasos ir būklė. Daug turbūt diskutuoti nėra. LRT išplatino savo tyrimą, kur sąsajos yra ir politinės susijusios su viena politinė partija, neminėsim čia etikos sumetimais. Gali tikrai susirasti internete tą tyrimą. Aš pasakysiu vieną. Kol kas yra taip, kaip yra. Deja, Nemuno žiedo trasai yra labai sunku. Yra paskelbtas asfaltavimo, man atrodo, konkursas. Lietuvos sporto centras, kuris valdo Nemuno žiedą, yra paskelbtas asfaltavimo konkursą. Taip, bet piniginė suma yra labai skurdi. Kokie skurdi? 400 000 eurų. Ką už tie galima padaryti? Tai yra labai menkas indėlis. Menkas indėlis, bet reikia pasakyti, kad turbūt viena bloga, kiek teko matyti ekspertizę iš 4 trasos lygių, kai darė ekspertizę, 4 lygių, 2 lygiai tiesiog yra labai blogos kokybės, nepatenkinamas kokybės. Tai turbūt vieną lopinėlį tiesiog asfaltavimo bus padaryta. To labiau žinant, kad pabrango medžiagos labai smarkiai. Tiesiog tas projektas išbrangs. Kas dar galim gal paminėti? Aš nenoriu būti blogas pranašas, bet turbūt greičiau Jonavoje atsiras nauja trasa, negu su Nemuno žiedu bus kažkas padaryta. Taip, matysim, kaip čia bus. Aišku, daug dieve, kad aš klystu. Nenoriu būti blogas pranašas, bet čia tik mano asmeninė nuomonė, kad Nemuno žiedas yra pasmerktas. Bet mes matysim, kaip čia bus. Daug dieve, kad aš klystu. Gal kažkada ir mūsų laido pasisakys tie žmonės, bet aš tikrai galiu pasakyti viešai prieš kameras, Žiedo brolius apie Nemuno žiedo projektą nebus kalbama taip stipriai. Kalbėsim dažniau apie Jonavos vasarą, tikrai kviesiu Joną Karklį į laidą kartu pakalbėti apie tai. Jo, nes mes su Gabrielium nesam politikai ir mes su tos dalykus nesivelsim. Jo, ir turim ir bičiulių, kurie dirba politikoje ir tikrai nesinoriu apie tai kalbėti. Vyksta dar ir beje, jau ir politinės peripetijos su LAS prezidento rinkimais, jau tai tiesiog tas peripetijos... Įdomu bus pamatyti, kokie bus naujieji kandidatai. Jo, kurie varžysis su tuo Egidijumi Janavičium, kuris bando kovoti Nemuno žiedą visokiausiais būdais.
Galim dar paminėti gal iš gerojų, nes reikia laidą baigti gerojų. Edgaras Repko užėmė antrą vietą F2 Formulį čempionate pagal sportą. Taip, bet aš dar gal labiau pasidžiaugčiau iš autosporto pusės, kad Aurelijus Rusteika su savo kolega taip pat Europoje užėmė pirmąją vietą, kas yra tikrai Aurelijus nuostabu. Rusteika ir Mantas Janavičius. Jo, pirmą vietą GT2 čempionate. Tai tikrai džiaugiamės labai ir už juos. Tai vat, tai tokie Žiedo brolių laida. Tikėkime su Nemunu Žiedu viskas bus gerai, bet, kaip sakiau, dar kartą, kad dėl politinių peripetijų tikrai apie tą laidą nekalbėsit, gali susirasti internete ir gal čia per daug politikos šiandien pasakyta, bet nieko tokio. Su jumis buvo Žiedo broliai, Gabrielius Jonas, kita Žiedo brolių laida, nežinau kada bus, gal jau ir nebus, bet matysim. Gal tiesiog padarysim tokią laidą, kad, žinai, parodysim iš apdovanojimų kokią nors filmuotą gražią medžiagelę. Galbūt. Jo, reikia pasakyti spalio. Nes vis tiek bus apdovanojimai sezono. Taip, spalio 22, mano tos dieną, Laspos darys Kaune uždarimą. Tai va, tai tiek turbūt šiandien. Prenumeruokit. Jo, ačiū, kad mus mylit, palaikot, kitą kartą ir kritikuojat, bet ta kritika yra teisinga. Tai mes visą laiką su Gabrieliu stengsim tobulėti ir nepykit, jeigu kartais nusišnekam. Jo, tai va. Tai su jumis buvo Žiedo broliai, Gabrielius ir Jonas. Ačiū už dėmesį. Ačiū, gražaus vakaro visiems. Iki.